Labą dieną, esu Paulius Tusulaitis, inžinierius konstruktorius. Savo karjerą pradėjau 2014 metais, nuo 2018 metų esu atestuotas inžinierius. Dalis mane gali žinoti iš Facebooko grupės statybinės konstrukcijos, kurios tikslas yra tarpusavį vienyti konstruktorius. Ir esu dėkingas Ramūnui Satkauskui už galimybę pasidalinti savo žiniomis apie mūrą ir kažkiek tai papasakoti praktinių dalykų, kaip mūras yra skaičiuojamas. Taigi norėčiau pradžiai papasakoti apie mūro knygas, kurios šiuo metu yra pasiekiamos. Tai tapusi klasika Lietuvos regione yra Rozenbliumo knyga mūrinės konstrukcijos. Jinai 50 metais yra išėjusi lietuvių kalba ir 64 metais išėjusi rusų kalba. Kadangi skirtumas tarp knygų yra 10 metų, tai šiame vadovėlyje yra daugiau pateikta informacijos. Lietuvoje labai daug su mūru dirbo Bronius Jonaitis, tai yra puikia knyga, kurią dabar galima nusipirkti VGTU leidykloje ir jinai kainuoja arti 18 eurų, labai puikia pradžia pradėti studijuoti apie mūrą. Thomas Telford leidykla yra išleidusi visą seriją knygų apie Eurokodus, viena iš jų yra apie projektavimą Eurokodas 6. Ir tas skirtumas jisai buvo, kad angliškos knygos jos buvo 10 kartų brangesnės negu rusiškos, tai dar prieš pradedant karą buvau nusipirkęs visą seriją Eurokodo knygų išverstų į rusų kalbą. Ir kartu Mackenzie knyga, kadangi Eurokodai jie kilo iš BS standartų, tai 2001 metais išleista knyga britų specialisto Mackenzie. Savo paskaitoje aš norėsiu knygų pavyzdžiais parodyti vieną kitą mūro sprendimo pavyzdį, taip pat papasakoti, kaip tą galima padaryti su standartiniais baigtinių elementų paketais, ką mes galime gauti. Ir kadangi nesu mokslininkas, stengiausi parodyti šios sprendimus iš paimtų knygų puslapių. Tokiu būdu papasakoti, kas yra pateikiama ir parodyti, kur reikėtų akcentuoti dėmesį. Taigi surašyta literatūra. Manau, Lietuvoje pagrindinė knyga būtų apie mūrinės konstrukcijas Bronius Jonaitis. Galima taip pat vertinti Eurokodą pagal Thomas Telford leidyklos knygas, tai Johno Mortono projektavimas pagal Eurokodą. Prieš tai buvusi klasika Rozenbliumo knyga mūrinės konstrukcijos. Ir pagal britiškus standartus išleista knyga Mackenzie mūro projektavimas. Šalia šitų yra dalis knygų, kurias galima rasti universiteto iki 100 puslapių išleistas knygutės, tarp jų, pavyzdžiui, Venckevičiaus mūrinių konstrukcijų projektavimą. Dabar, kas liečia pastatus mūrinius, tai tiek Kaune, tiek Vilniuje mes galime atrasti mūrinių pastatų statytų iki 9 aukštų. Tačiau man pavyko pasižiūrėti, kad mūriniai pastatai gali būti ženkliai aukštesni ir vienas iš jų, kaip pavyzdys, buvo 54 metais pastatytas Maskvos universitetas, kurio aukštis yra 182 metrai ir pagrindinė konstrukcija buvo mūras, nors paskutiniai aukštai jau yra vis dėlto karkasinis mūras. Tai šaltinis paimtas iš Wikipedijos. Teisiniai dokumentai, kuriais remiantis galima projektuoti mūrą, tai yra Eurokodas ir aš visiems rekomenduoju
prenumeruoti Lietuvos standartų bazę, kadangi jeigu skaitant Strakšam žurnalą, tai bendrai nusipirkti eurokodus gali kainuoti iki 15 000 eurų, kas tikrai yra didelė suma, o investuoti į 40 eurų į mėnesį gali būti pilnai priimtina suma kiekvienam konstruktoriui. Toliau mūsų yra reglamentas. Tačiau laikui bėgant, kadangi mes tiek naudojam baigtinio elementų programos, jos visos yra parašytos pagal eurokodą, tai siūlyčiau remtis eurokodo skaičiavimais. Ir dar galima rasti PTR, paveldo tvarkybos dokumentuose, kuriuose parašyta, kaip vystėsi mūras, kaip jis atsirado, kokiu matmeniu gabaritai plytų buvo priimti. Tai kelis kartus esu skaitęs, praktiškai, kadangi retai kada projektuoju senus pastatus, tai šio dokumento mažiau naudoju. Taip pat norėjau pabrėžti, kad eurokodus iš esmės anglų kalba galima rasti Jungtinių Amerikos valstijų puslapyje, kadangi amerikiečiai pagal savo teisinę bazę jie visus projektavimo dokumentus priskiria nemokamams. Ir lygiai taip pat dėl šios priežasties pas juos yra pateikiami ir eurokodai anglų kalba, tik tai be nacionalinių priedų, tai juose galima pradžiai pastudijuoti, pasižiūrėti, kaip prašo eurokodas. O iš principo tai nuoma yra labai paprastas dalykas ir manau visiems prieinamas. Norėjau tarp viso to ir parodyti, kaip ją yra naudojamasi. Tai kada jūs nueinat į standartizacijos puslapį, prisijungiat prie savo paskyros. Ir, tarkim, suradus dokumentą, jūs jį kaip ir nusiperkat, tačiau mokėti nereikia, kadangi yra mėnesinis mokestis ir dokumentas atsiranda jūsų aktyvioj bazėje. Tai yra šiuo metu turimi dokumentai ir aš po to norėsiu pakalbėti būtent apie eurokodo 6.3 dalį, tai šitas dokumentas. Gal šiek tiek yra sudėtinga, kad nerašo pavadinimų, rašo tik tai standartų kodus. Paspaudus galima atsidaryti ir šį dokumentą skaityti ir taikyti savo praktikoje. Tai manau, šiai dienai yra vienintelis legalus būdas, kaip galima naudoti dokumentą, nors dalis projektuotojų jos gauna ir kitais keliais. Ir aš rekomenduočiau skaityti lietuvišką būtent dokumentą, kadangi jame yra pateikti prielaidos ir pataisomai, kas yra taikoma mūsų regione. Tokiu atveju, skaitant anglišką dokumentą, gali būti kiti atsargos koeficientai, priimtos kitokios prielaidos. Taigi grįžtu prie paskaitos. Dabar renkantis blokelius arba mūrinius gaminius yra labai naudinga naudoti blokelių centro puslapį, kadangi šioje vietoje yra pateikiama labai daug
vienoje vietoje visų blokelių matmenų, jų tankių, turių ir tai yra naudinga projektuotojo informacija, kada galima pasižiūrėti blokelių stiprius, nesiblaškant po įvairius puslapius. Kas liečia plytas, tai iki karo Ukrainoje buvo perkami baltarusiškos plytos M200 markės, šiuo metu didžioji dalis blokelių tų plytų yra keičiamos į keraminius blokelius, nes tiesiog susisiekimas yra sudėtingesnis. Dar buvo matuizų plytinė ir kartu radau, kad Vokietijoje yra plytos taip vadinamos Deutsche Format DF1, 2, 3, kurios yra labai panašių matmenų kaip mūsų plytos. Pavyzdžiui, jos yra 225 ilgio, 115 pločio ir tas pats 65 aukštis. Tai iš esmės galima naudoti vietoj mums įprastų standartinių lietuviškų arba kaip palikimo Tarybų Sąjungos plytų analogus vokiškų plytų, kurios yra pakankamai panašios į mūsų regione naudotas plytas. Ir kartu, kada nagrinėjau STR ir jame pateikiamas plytų markės, specialiai užklausiau Lietuvos standarto departamento, ar plytų standartas, kuris buvo aprašomas M100, M150, M200 plytų, buvo pakeistas. Ir koksai standartas jį pakeičia. Tai LST 1167 standarto, kuris apibrėžia būtent markinio tipo plytas, neliko. Jį pakeitė LSTN standartas 771, bet jame jau nekalba apie plytų matmenis, tiesiog yra pateikiami blokų arba dirbtinių akmenų stipriai nuo 5 iki 95 megapaskalių stiprumo. Pačioje, kadangi vykdau dalies ir socialinę veiklą ir bendrauju su daugeliu konstruktorių per Facebooko puslapį, aš pabandžiau užklausti, iš ko projektuoja konstruktoriai sienas ir tame tarpe parašyti, kokius blokelius pasirenka. Kadangi yra keletos grupė, tai yra grupė rangovų, kur žmonės stato, bet nėra konstruktoriai, ir yra konstruktorių grupės. Tai iš esamos apklausos matoma, kad konstruktoriai natūraliai, dėl to, kad silikatinis blokelis yra stipriausias, daugiausia balsų atidavė už silikatinį blokelį ir visi kiti pasiskirstė po panašių kiekių balsų. Tuo tarpu rangovas, jisai, kada stato, jam esminis sprendimas yra mūro darbas. Tai dėl šios priežasties daugiausia balsų vos negavo dujų silikatų blokeliai, bet išlieka tendencija, kad lygiai taip pat rangovų yra aktualūs ir silikatiniai blokeliai, kur tiek viename, tiek kitame forume pateikia po panašų skaičių balsų. Lygiai taip pat paklausiau apie sąramas, tai ar tai labiau būtų monolitinės sąramos, ar tai labiau būtų surenkamos sąramos. Tai kas liečia konstruktorius, kadangi tada konstruktoriui nereikia tikrinti sąramos ir kaip taisyklė laikančios sąramos laiko, gamyklinės laiko ženkliai daugiau negu yra paskaičiuota prie monolitinių, tai konstruktoriai jie pasirinko didžiąją dalį surenkamas sąramas, o rangovai šiuo atveju taip jau gavosi, kad imtis buvo ženkliai mažesnė, labiau buvo pasirengę
atiduoti privalumus monolitiniam sąramom, kadangi jiems yra lengviau jas įrengti negu pirkti gamyklinės sąramas. Tas pačias sąramas jūs galite lygiai taip pat rasti anksčiau minėtam blokelių centro puslapį, kur yra pateikiama viename puslapį daugelio gamintojo sprendiniai, lygiai taip pat galima pasižiūrėti Ukmergės gelžbetonį, Vilniaus 3 gelžbetonį ir iš tenais rengti standartinių matmenų sąramas. Toliau man buvo labai svarbus klausimas dėl plytų kaip po tokių naudojimo pastatams statyti. Tai vėl, tarkim, jeigu mes kalbėsim apie daugiaaukščius, 6 aukštų, 5 aukštų, 4 aukštų, 9 aukštų pastatus, tai be abejo didžioji dalis jos projektuos ir statys iš plytų, nes jos yra stipresnės, negu tai darytų iš blokelių. Bet šalia šios statybos, kadangi 95% visų statybos leidimų yra išduodami individualiai statybai, vyrauja didesnis statymas iš blokelių. Ir tą galima matyti apklausoje, kad didžioji dalis projektuoja tik tai pastatus iš blokelių, dalis projektuoja maždaug per pusę pastatus iš plytų, o kita dalis yra tiesiog pakeitusi į puikų konstrukcinį sprendimą, tai gelžbetoninį monolitą, jeigu pasivažinėt po Vilnių, Kauną ir pamatyti statomus pastatus, tai didžioji dalis jų vis dėlto bus ne mūriniai, o būtent statomi karkasiniai monolitiniai pastatai. Dabar žiūrėjau tarp programinės įrangos, į kurią galima projektuoti mūrą, ir pastebėjau, kad paskutinėje laidoje Globalio atsirado jau mūro skaičiavimas kaip toks, kas iki šio laiko buvo didelė naujiena, nes daugelis programų gamintojų jie teigdavo, kad mūras yra kompozitas, tai yra skiedinys ir dirbtinis akmuo, dėl to jį aprašyti baigtiniais elementais yra pakankamai sudėtinga. Dalis programų, tas, kurias aš naudoju projektavimui, jos perduoda mūro standumą į kitus laikančius elementus. Tai yra pačio mūro nesuskaičiuoja, bet gali suskaičiuoti įražas, kokios atsiranda mūre. Tai ką turi mano įmonė, konstrukciniai projektai, tai mes naudojame Runet programinį paketą. Ir kartu aš naudoju Deimanto programinį universalų FEM paketą. Kažkuriuo metu dar dirbau su italų produktų Adilus, bet dėl tų pačių momentų, kad pietiečiai kitaip įsivaizduoja projektavimą italai, man Adilus paketas nepatiko ir šio paketo atsisakiau. Žiūrėdamas internete radau, kad nuo seno yra projektuojamas mūras su trismūrių programa, kurios linką pateikiu. Kažkada tai buvo pilnai Runetas padaręs pagal graikiškus standartus projektavimo programą Fedra. Aš ją turiu, bet kadangi jin yra pagal graikiškus standartus, tai jos nenaudoju ir kiek kalbėjau su Runeto atstovas, kadangi šio atstovo esu oficialus atstovas Lietuvoje, kalbėta, kad Fedra programos kaip ir net naujos. Tai rankiniams skaičiavimams vėl Excelis, Matkadas, man ilgą laiką patikęs įrankis Smachas, kuris yra analogas Matkado, tik tai nemokamas. Ir kaip minėjau, kad
paskutiniuose reklaminiuose filmukuose mačiau, kad būtent 6 RFM-as jisai jau pradėjo skaičiuoti mūrą, kas iki to irgi būdavo tiesiog standumo elementų perkeliamas į kitus konstrukcinius elementus. Dabar, kas yra svarbu, tai daugeliu atveju pradedi projektuoti pastatą, architektas subraižo sienas ir tų sienų ilgis, jeigu tarkim imsim 25 blokelį, tai būtų iki 7,5 metro. Jau esant didesniam sienam reikėtų suvesti suvaržinimų standumus arba taip vadinamus pilestrus ir šitą punktą, kad galima būtų pagrįsti, kalbant su ar architektu, ar tuo pačiu ekspertu, pabrėžiau pateiktą Eurokode. Panašų turbūt galima rasti ir lietuviškam reglamente. Dabar mūro brėžiniuose kalbėta, kokius momentus reikėtų pateikti, tarkim, kada pateikiamas brėžinys, ką šalia to reikėtų aprašyti, tai labai gerai buvo išrašyta lietuviškam mūrinių konstrukcinių reglamente, kad turi būti pateikiama plytų stiprumas, skiedinio stiprumas, jeigu yra naudojamos armatūros klasė, pateikta, ar tai yra mūrinimas žiemą ar vasarą. Dėl tos priežasties, kad skaičiuojant laikant sąramas, jeigu mes skaičiuojam vasaros metu, mes įvertinam 1/3 angos aukščio, jeigu mes skaičiuojam žiemos sezonui, tai apkrovimą turėtume vertinti viso aukšto, kadangi skiedinys dar jisai būna nesustingęs. Ir iš to paties blokelių centro vienas iš pagrindinių parametrų, kurį taikau savo mūro skaičiavimuose, tai yra tankiai ir aš jos nusistatęs maždaug tokiais dydžiais, tai vėl nebūtinai bus tiksliai pasižiūrėjus vieno kito gamintojo ar ten lot ar arko blokelių galite rasti ir kitokį tankį. Pridėjau preliminarius, kokius taikau, tai keraminiam blokeliams 8,5 kiloniuto į kubinį metrą, silikatiniams 14, dujų silikatų 5 ir fibo blokeliams 6,5. Jeigu kalbėti apie izotexo blokelius, tai jų turbūt nebūtų galima priskirti prie mūro gaminių, tai būtų liktiniai klojiniai ir jie skaičiuotųsi kaip tiesiog betono monolitas. Kaip minėjau, vėl esminis dalykas, kad labai svarbu prieš klausant mano paskaitą išklausyti mokslininko Roberto Zavalio paskaitą, kurioje jisai pateikia teorinius pagrindimus ir žinias, kaip nustatomas yra stipris mūro, tai yra koeficientas padaugintas iš mūrinio gaminio blokelio stiprio pakelto alfa rodiklio ir padaugintas iš skiedinio stiprio pakeltų beta rodiklio. Tačiau taikant supaprastintą metodą Eurokodo 6, lygiai taip pat ir mūsų reglamentą, mes galime rasti iš karto surašytas reikšmes, nes, tarkim, neturint mokslinio kalkuliatoriaus, staigiai pasakyti mūro stiprį nebūtų labai lengva, tai tiesiog pasirenkant, ar tai yra silikatiniai, ar tai yra
keraminiai blokeliai, pasirenkus skiedinį. Blokelio stipriai galima rasti reikšmę, kam lygus yra mūro stipris. Ruošiantis paskaitai, aš bendravau su konstruktoriais, kurie dirba Kaune, Vilniuje, ir vienas iš esminių klausimų būdavo, o kuo skiriasi skiedinys S10 klasės nuo skiedinio M10. Ir tiek vienos stovyklos, tiek kitos stovyklos projektuotojai pateikdavo skirtingus atsakymus. Esminis skirtumas turbūt yra tai, kad skiedinys S10 tai yra tas pats 10 Newtonų į kvadratinį milimetrą skiedinys M10, tik tai tiek, kad jis yra pateiktas pagal STR reikalavimus. Tai yra, jeigu jūs skaičiavot mūrą anksčiau pagal, arba vis dar skaičiuojat naudodami STR, ir kartu rangovai statydami pastatus, jie parašys jums žodį S raidę, kas reiškia skiedinys lietuvių kalboje, ir plytos markę M raidę, kas reiškia M. O jeigu jūs skaičiuosit pagal Eurokodą ir pateiksite Eurokodo reikalavimus, tai nuo žodžio mortal skiedinys, jisai bus pažymėtas M raidė, bet iš tikrųjų tiek S10, M10 yra lygiai tas pats skiedinys 10 Newtonų milimetrų kvadratų, tik tai pritaikytos skirtingos yra projektavimo normos. Ir kaip minėjau, kad vienas iš skaičiavimo metodų yra naudoti supaprastintą metodą Eurokodą 6.3, kada galima projektuoti pastatus iki 3 aukštų ir iki 20 metrų aukščio. Tokiu atveju mes turim redukcijos koeficientą F išskaičiuojamą visais atvejais pagal šią formulę. Ir aš pateikiau šiuo metu mano verčiamos knygos Hermano Vorsto ištrauką, kokie principai yra pritaikomi sienų skaičiavimus. Tai vėl šios knygos nesu paminėjęs, nes šiuo metu dar nėra išleista. Tai galbūt šių metų pabaigoje būsiu pabaigęs šį darbą ir bus galima šią knygą nusipirkti. Tai kada mes turime sienas, mes turime kreipti dėmesį, kad jos gali būti suvaržytos tik tai iš apačios, tai vieno krašto suvaržymas, gali būti suvaržytos iš apačios ir viršaus, tai bus 2 kraštų suvaržymas, gali būti suvaržytos iš viršaus ir apačios ir šonų, ir gali būti taip vadinamas iki angos atstumas. Tai šitas atstumas iki angos, jisai turėtų būti nedidesnis kaip 15 T, kur T yra laikančios sienos plotis. Ir jeigu didžiausias atstumas, ką jau minėjau, nuo vienos laikančios sienos iki kitos, jisai neturėtų būti didesnis kaip 30 T. Jeigu tokia situacija gaunasi, tada sienos reikia dirbtinai įvesti sienų pastorinimus, taip vadinamus pilestrus. Ir šitos punktus išrašęs esu, kad nesuvaržyta siena, suvaržyta 2 kryptim, 3 kryptim ir 4 kryptim. Ir iš to išplaukiantis, kokie gali būti sienos aukščiai, koks tarpatramtis. Tai priklausomai nuo sienos suvaržymo mes skaičiuojam aukštį,
kuris yra sienoms, kurios yra iki 17,5 cm 0,75, tarp 17,5 ir 25,09 ir prie didesnių sienų yra vienetai. Tai dabar laisvai stovinčiai sienai skaičiuojamasis ilgis yra pagal šią formulę, kur apkrova viršuje, apačioje. Dviem kryptim suvaržytai yra parenkamas šis formulė, arba jeigu suvaržyta 3 kryptim, tokiu atveju taikoma tokia formulė, 4 kryptim. Taip, ir mažinimo koeficientas, jisai visais atvejais lieka toks pats, 0,85 padalinta iš 0,011, H efektyvus padalintas iš sienos pločio pakelto kvadratu. Pačio sienos apkrovimas, tai bus laikančio įrąžą, bus redukcijos koeficientas, kuris ateina iš čia, plotas ir mūro skaičiuojamasis stiprį. Skaičiuojamąjį stiprį reikėtų pasiimti iš suskaičiuoto mūro stiprio įvertinus atsargos koeficientą, kuris dažniausiai būna 2,5. Ir dabar galios mažinimo koeficientai sienos viršuje yra ties tokia formulė, apačioje tokia. Ir reikėtų vertinti, ar sienos viršuje ar apačioje reikšmė yra didesnė. Vertinant pastatus pagal Eurokodą 6.1, kartu reikėtų įvertinti ir sienos stiprį ties viduriu. Dabar pateikiau dalį uždavinių sprendimų. Tai kaip pavyzdys, kad koks yra efektyvus aukštis dviem kraštais įtvirtintos sienos, kurios plotis yra 24 cm, o aukštis 2,8 metro su sunkia perdanga. Tai kadangi įtvirtinta dviem kraštais, imamas redukcijos koeficientas 2, padauginamas iš ilgio, aukštis yra toks. 3 kraštais įtvirtintai sienai formulė pasikeičia į sudėtingesnę, aukštas skaičiuojamas gaunasi štai toks. Ir kokios yra gniuždymo skaičiuojamos reikšmės, tai pirmiausia mes surandame aukštį, tada pataikom redukcijos koeficientą, paimam mūro reikšmę, tai ją galima lygiai taip pat atskaičiuoti iš K dauginta iš blokelio stiprumo pakeltą alfa rodiklio, dauginta iš skiedinio stiprumo pakeltą beta rodiklio, arba galima lygiai taip paimti iš lentelės, kuri yra anksčiau buvo parodyta įvedus stiprį skiedinio, tai gaunamas mūro stipris. Taigi įvedus koeficientus mes gaunam čia atsargos koeficientas, kiek laiko pats mūras. Šiuo atveju kitas analogiškas pavyzdys, kada mūras yra M200 markės, skiedinys 3, čia, kadangi knyga versta yra iš vokiečių literatūros, tai jų skiedinio
žymėjimo metodai. Bet lygiai taip pat mes tą skiedinį galim pasiimti iš lentelės. Lygiai taip pat skaičiavimas kvadratinės kolonos, tai yra įvertinama apkrova, kadangi koeficientai atsargos yra bendro eurokodo 1, 3 ir 5, tai suapvalinus galima priimti koeficientą 1,4 arba šiuo atveju, jeigu tai būtų lietuviški standartai, tai reikėtų imti atskirai 1,35 ir 1,3. Ir koks yra reikalingas kolonos skerspjūvis. Dar vienas pavyzdys leidžiamas stipris. Maksimali jėga, kurią gali išlaikyti kolona. Šiuo atveju mes turėtume tiesiog imti, kad blokeliai keramikiniai, stiprumo 12 megapaskalių, skiedinio M5, susirasti stipriai, visi likę skaičiavimo rezultatai būtų tokie patys. Dabar, kada skaičiuojama yra pagal pirmą eurokodą, šios formulės sudėtingėja ir esu pateikęs Bronio Jonaičio uždavinio sprendimą, kurio sąlyga yra parašyta čia, tai yra blokeliai, kurių stiprumas 15, tankis 18, skiedinio 12, kokios yra pateikiamas apkrovimo atvejai, tai vienu atveju skaičiuos, kada yra apkrauta tik viena pusė, kitu atveju, kada apkrautos abi pusės. Šiuos uždavinius matematinėme operatoriuje Asmach aš esu pateikęs suvestus į Makadą, tai galėsit pažiūrėti, kadangi leidžiant knygas taip gaunasi, kad atsiranda šiek tiek klaidų. Tai natūralu, kad perrašant vieną kitą vadovėlį, duodant dalį darbo padaryti studentams tiek Marčiukaičio knygose, tiek Jonaičio knygose įsivelia viena kita tiesiog netidumo klaida. Tai kada yra priėjamas mūro stipris, šiuo atveju stipris yra vertinamas pagal formulę K blokelio stipris, mūro stipris plus silikatiniai blokeliai alfa ir beta koeficientai 0,7, 0,3. Paimta K reikšmė iš 4,2 lentelės. Lenteles aš Asmacho priede esu pateikęs, tai jeigu atsidaryti dalinamą medžiagą ir šio uždavinio sprendimą, šone pateikiau naudojamas lenteles, kur jeigu tai yra silikatinis blokelis, K reikšmė yra 0,55, keraminis, antros grupės 0,45, jeigu trečios 3,5, dabar pirma, antra, trečia, ketvirta grupė, kaip jūs klausot pas Robertą Zavelį, priklauso nuo tuštimetumo dydžio, tai pirmos grupės
blokeliai, jie yra pilna vidurį, antros su 25 procentų tuštumomis, trečios su didesniu kiekiu tuštumomis ir ketvirtos su tuštumomis horizontaliomis. Tai žiūrint patį sprendimą, susivedamas akrovas, yra skaičiuojamas sprendinys vienetui. Šiuo atveju, kaip minėjau, formulė, kurioje K koeficientas ateina iš šitos lentelės, alfa, beta koeficientai ateina iš šios lentelės, gamma koeficientas priklausomai nuo kategorijos ateina iš tos lentelės. Yra įvertinami tamprumai. Dabar mūro tamprumas Eurocode yra parašyta, kad jis yra įmamas blokelio mūro charakteristinis stiprinis padaugintas iš 1000. Jeigu vertintas tera, ar kaip Robertas Zavalis turbūt šnekėjo, tai gali būti ir kita reikšmė 650, 850, tačiau skaičiavimui turėtų užtekti būtent 1000 reikšmės. Ir šios tamprumo charakteristikos, jos vėliau bus reikalingos įvertinant lenkimo momentą. Vėl įtvirtinimo kraštai parenkami pagal vieną ar kitą įtvirtinimą. Šios lentelės jos yra pateiktas Bronio Jonaičio mūrinių konstrukcijų knygų ir taip pat jos yra pateiktos ir bendrame Eurocode. Susiskaičiuojamas yra liaunis, dabar liaunio reikšmė jinai neturėtų būti didesnė kaip 27. Tai jeigu sąlyga yra netenkinama, šiuo atveju formulėje atsirastų 0, tokiu atveju reikėtų didinti arba mažinti aukštį, arba didinti blokelių storį. Ir šitoj vietoj, jeigu grįžti prie knygos sprendimo, kada mes turim tą mūro rėmo pasiskirstimą, tai žmonės pamato šitą formulę ir jie iš esmės kaip ir smegenys užkaista, kur pateikiami yra kraštų įtvirtinimai ir standumai, kaip apskaičiuota mūro, perdangos, inercijos momentai. Pati formulė yra gana sudėtingo dydžio ir jinai yra skirta tik tam, kad iš jos išskaičiuoti, koks lenkimo momentas persiduoda į mūrą. Ir vėliau, jeigu kada jau yra suskaičiuotas tas lenkimo momentas, jis yra reikalingas nusistatyti ekscentricitetui ir gauti ties kraštu ir ties viršutiniu ir apatiniu kraštu štai šitą formulę. Tai grįžtant, jeigu prie Esmacho skaičiavimo, susivedus vieną kart formulės, o aš dalinamoje medžiagoje pateiksiu šitą sprendimą, plus pati programa kol kas yra nemokama, tai galima naudoti bet kuriame darbe. Ir kuo geriau yra už Excelį, kad yra matomos formulės. Tuo tarpu Excelis yra labai naudingas didelių informacijos kiekio apdorojimui. Tokiu atveju naudoti Excelį yra geriau, jeigu keičiat,
didelis duomenis, jeigu dirbat su vienu ar dviem uždaviniais, tai patogiau yra matyti, iš kur vienas ar kitas skaičius gaunasi. Čia apsiskaičiuoja vienas perdangos kraštas šis ir kitas perdangos kraštas, kuris yra neapkrautas. Įsivedami koeficientai ir mes gauname, koksai persiduoda lenkimo momentas. Ties viršum, ties apačia. Ir natūraliai svoris, kuris ateina iš aukštesnio aukšto, bei to aukšto vienos ir kitos pusės apkrovimas. Taip mes gauname ties viršum, ties apačia ir per vidurį tiesiog prie viršutinio pridėjus mūro aukštą. Apkrovimą čia turbūt galima būtų pakeisti irgi vienetus į kilometrus. Kada yra suskaičiuotas mūro aukštis, tai yra nustatomi ekscentricitetai, kaip veikia. Tai pradinis ekscentricitetas ir ekscentricitetas, kuris yra nuo momento ir įražos. Tokiu būdu mes gaunam redukcijos koeficientą. Šiuo atveju jisai bus vienodas tiek viršuj, tiek apačia. Šiek tiek skiriasi. Įstačius šį redukcijos koeficientą mes gauname mūro laikymo reikšmę. Tai yra egzistuojantis mūras ir tiek, kiek atlaiko. Ir lygiai tas pats uždavinio sprendimas, jisai keltas iš šoninio paviršiaus, kada yra apkrauta vienu kraštu. Tai yra šoninė siena. Kartu buvo pridėtas vėjas. Tai jeigu žiūrėti Broniaus Jonaičio pavyzdį, vėjas yra apskaičiuojamas čia, tačiau jisai savo uždavinėje šio momento vėją jisai nepanaudoja. Iš tikrųjų, šį momentą reikėtų pridėti prie gauto momento nuo apkrovos. Tai grįžtant lygiai taip pat prie mūrinių konstrukcijų pavyzdžio suvesto šioje vietoje momentas nuo vėjo tiesiog yra įvertinamas. Ir analogiškai suskaičiuojamas sprendinys. Toliau aš įdėjau mūro skaičiavimą pagal Rozenbliumą, kaip skaičiavimai vyko 64 metais. Šią dalį norėčiau, kad kam įdomu pastudijuotų ir pažiūrėtų, kuris sprendimas
taikomas iki to momento buvo. Tai ir kartu šį uždavinį aš išsprendžiau su baigtinių elementų metodu deimantu. Ta sprendimą aš pridėjau dalinamoji medžiagoje. Tai yra mūro pastatas, šiuo atveju 8 aukštų, dalies pastato planas, pateikiamas apkrovas, aukštų surašymas, paskaičiuojamas karnizas, viršutiniai aukšto apkrovos, kaip surenkami momentai, įražos, įvertinamos sienos pagal to meto formulės, pamato įvertinamas, ties angomis, kur, aišku, kalbant apie mūrą, visada yra svarbiausia tai, kad ties angomis koncentracijos būna didžiausios. Ir tokiu būdu mes galim tą visą uždavinį susivesti kažkokią 2D schemą, šiuo atveju, kaip pavyzdys parodžiau pačią primityviausią schemą, panaudojant nemokamą Striant paketą, tarkim, vieno aukšto gaunant kokią mūro įražą mes gautume ir turėtume patikrinti. Kartu pateikiau iš Marčiukaičio Mėlynos knygos parašytos projektavimas pagal Eurokodus 10 metus pateikiamą pavyzdį. Šiuo atveju nėra tas ekscentricitetas, jis yra įvertinamas tik pradinis nuo efektyvaus aukščio padalinto iš 4,50 ir sakyčiau, kad šis vertinimo būdas dažniausiai yra nelabai teisingas, kadangi visada mūro laikančioji galia gausis daug stipresnė, kada taikyti į praktiką. Kalbant apie sąramas, tai minėjau, kad jeigu į atstumą, kaip yra sąramos anga, nepapuola perdangos arba kiti laikantis elementai, tai mes skaičiuojam kaip nelaikančią sąramą, kurios apkrovą priimam lygią 1/3 angos atstumą. Kas yra supaprastinta, realiai tai turėtų būti trikampio forma, nes ties viduriu apsikrautų daugiau ir momentas jis turėtų būti lygus QL kvadratu iš 12, bet tiek prastinant, tiek anksčiau pateiktam STR buvo parašyta, kad taikomas yra 1/3 aukštas, jeigu tai yra mūrinama vasarą. Jeigu tai būtų mūrinama žiemą, reikėtų vertinti visą stačiakampį mūrą. Ir tas pats punktas pateiktas iš STR, bet galima įrasti ir Eurokode. Dabar skaičiuojant kompiuteriu, pagal pateiktą pavyzdį, kurį susivedžiau Rozenbliumą, vėl buvo iškilęs etinis klausimas, ar galiu
panaudoti vieną kitą savo praktinį darytą projektą ir pagalvojau, kad tiesiog pavyzdžiui pateiksiu iš literatūros paimtą pastatą, jo labiau, kad būtų galima patikrinti gautus rezultatus su kompiuteriu ir gautus rezultatus su kas yra parašyta Rozenbliumo knygoje ir nepažeičiau autorinių teisių statytojo tam objektui. Tai įvedant duomenis į kompiuterius, kaip taisyklė, nebus pateikta mūro medžiagų, mes turėsim betoną, metalą, medį, bet mūro medžiagų mes neturėsim. Tai reikėtų įvesti du mechaninių charakteristikų dydžius, tai yra tamprumo modulį ir Poissono koeficientą. Dabar Robertas Zavalis savo disertacijoje yra pateikęs, kad silikatinių blokelių Poissono koeficientas yra 0,2 ir taikydamas priklausomybę tarp šlyties koeficiento ir Jungo modulio, aš panašiai kaip ir įsiskaičiuoju, kad jisai toks yra. Realiai, priklausomai nuo mūro, jisai galėtų kisti turbūt nuo 0,15 iki 0,25. Bet užtektų tai, kad vertinant baigtinius elementus, jūs tamprumo charakteristiką išsiskaičiuotumėt pagal stiprį ir formulę, priklausomą ar tai silikatinis blokelis ar plonasis sluoksnis, o Poissono koeficientą tiesiog visais atvejais priimtumėt lygų 0,2 ir ši charakteristika, įskaitant, kad mūrą mes tiesiog perkelsim jo standumą ant kitų elementų ir pasižiūrėsim, kurios mūro vietos yra sudėtingiausios ir reikėtų tikrinti rankiniu būdu, tokio priartėjimo pilnai užtektų. Kartu padėjau skaidrę iš Runeto, kuris skaičiuoja mūrą iki 3 aukštų, tai yra taiko 6 Eurokodo 3 dalį. Susivedus aukštus, perdangos ilgius, ar tai turi daug tų angų ar mažai, mes galim gauti rezultatą, ar projektas yra tinkamas ir kartu ataskaitas su detaliais skaičiavimais. Dabar visos kompiuterinės programos leidžia aprašyti plokštes. Ir šiuo atveju reikėtų išjungti arkos efektą, tai Deimantas tą padaro tokiu būdu, bet lygiai taip pat Deimante jūs paspaustumėt konkrečiai ant varnelės ir išjungtų arkos efektą, tuo atveju kažkurioje kitoje programoje tai tiesiog būtų šių parametrų išjungimas, tai yra, kad mes perduodam momentą tik tai viena kryptim, o kitom kryptimis momentas nėra perduodamas. Ta galima padaryti tiek Skijoje, tiek robote, tiek tam pačiam Merfene. Ir gautą pastatą vėl galima įsivertinti poslinkius, tai yra pasižiūrėti, ar jie neviršija leistinų reikšmių. Galima pasižiūrėti, kokios įražos įsikrauna kiekvieną aukštą ir jau gaunam gniuždymo jėgas, jas rankiniu būdu įsivertinti ir suskaičiuoti, ar mūras tame ar kitame atstume laiko. Lygiai taip pat atsivertus
programos, kurią naudoja dalį, pagal įtempimus galima preliminariai pasakyti, kurios vietos bus pavojingiausios. Tačiau priimti, kad stipris, tarkim, jeigu mes žinom, kad mūro stipris yra 5, tai mūro stipris įtempiai, kurie gausis projekte, viršis 5 nelaikys, ne visai būtų teisingas metodas. Mes tiesiog gausim, tarkim, šiuo atveju betoninį pamatą būtų galima suskaičiuoti, sąramas, bet patį mūrą reikėtų vertinti rankiniu būdu. Ir aš tą patį pasižiūrėjau kolegos puslapį, jisai šiuo metu turi programinį paketą Skia, paklausiau, ar galiu įdėti iš jo skaičiuojamo modelio, tai tą paketą galima taikyti tiek ir tą principą išjungimo arkos efekto galima taikyti ir kituose skaičiavimo paketuose, plus jau kaip minėjau anksčiau, RFM 6, jisai teigia, kad jie pilnai pradeda skaičiavimą mūro ir tą tiek vienam kitam puslapį teko pamatyti, gaila, kad pati programa man yra per brangi. Ką ir kalbėjau anksčiau, kad bet kuri standartinė, tarkim, iki 22 metų sukurta programa, jinai pasakys, kad išjungus arkos efektą, jūs galėsit perduoti standumą į kitus elementus, tai yra susiskaičiuoti, kaip pas jūs veiks sąramos, perdangos, bet pačio mūro įvertinti jūs vis tiek turėsit rankiniu būdu gavus įrašus. Kartu pasižiūrėjau apie universalius paketus Ansys bakus ir pažiūrėjau, kad patį mūrą iš esmės modeliuoja ir gali tam gauti pavojingiausias vietas, tačiau tokiu būdu modeliuoti konstrukciją, manau, statybinio konstrukcijų inžinierių yra nerealus uždavinys. Tai tiesiog kėliau pavyzdį iš YouTube kanalo, kaip mūras būna sumodeliuotas universaliais baigtiniais paketais. Rosenbliumo knygoje buvo pateikta labai puiki lentelė, kuri papasakoja priskyrus markės aukštingumą pastatų ir kokio istorijos sienas reikėtų daryti. Tai tarkim, jeigu tai yra plyta 51 cm pločio, tai maksimalus aukštis pastatų gali būti iki 9 metrų. Tai aš ją įkėliau, priskyrus markę 150, atitiktų 15 Newtonų milimetrų kvadratu, 175, kokio aukščio projektuojami pastatai. Dabar dalinama medžiaga, aš pridėjau Jonaičio uždavinio sprendimus S-macho tiek vidurinės sienos, tiek šoninės sienos. Rosenbliumo uždavinio, kuris aprašytas viršui deimanto FM modelį, tai jį galima pasižiūrėti, tarkim, pasisiuntus trial versiją deimanto.
kartu ir matematinius modelius. Šioje vietoje vėl dalinamaisiais failais aš leisiu naudoti nuo savaitę laiko, tai šiomis dienomis tie failai bus pasiekiami. Ir iš esmės tiek norėjau papasakoti. Jeigu kažkas turi klausimų ir galėsiu juos atsakyti, tai labai lauksiu jūsų pastabų.